Ši Reolink kamera nekrauta yra daugiau negu pusę metų. Kabo jinai miške, kas tai lemia, pasakysime šiek tiek vėliau. O dabar keliaukime į jos nustatymus, pasitikrinti, kiek yra likę akumuliatoriaus. Štai mes matome save per kamerą. Turime du objektyvus, vienas yra platus, kitas yra siauras, dėl to aš matausi gan detaliai ir iš toliau. Keliaujame jos nustatymus, pažiūrime saulės panelė paimta, akumuliatorių 100%. Štai tokia yra jos istorija. O dabar keliaujame arčiau prie jos. Taigi, pirmas faktas, kad jos akumuliatorius yra daugmaž 3 kartus didesnis negu įprastų Reolink kamerų pakraunamų. Taip pat naudojame saulės panelę. Taip, iš jos žiemą naudos nėra. Nėra naudos daug ir čia, nes mes esame prie medžio ir pas mus šią saulę vis uždengia. Tačiau, kadangi mes turim gan mažai judesio šiame miške, kamera naudoja mažai energijos, nes jinai iš principo juk miega. Niekad nieko nefilmuoja, tik kai yra judesys. Taip, kad kamera dirba mažai, saulės panelė ir didžiulė baterija. Štai ir visa paslaptis.